Aš ką sakau visą laiką savo klientam, kad fotografija yra visokia. Kaip klausia, kaip jūs fotografuojate? Ar reportažinė, ar tai yra pastatomoji fotografija? Tai nėra vien tik to ir vien tik to. Yra ir reportažinė, ir yra pastatomoji. Tik tiesiog gali būti pastatomoji, kur ten kiekvieną pirščiuką sustatai. Arba tiesiog jiem pasakai, kur maždaug prisėsti, ar glaučiau, ar šiek tiek atsitraukti. Ir palieki jam erdvę bendrauti, pasibučiuoti. Tai kažkokia laisvė su reportažinė, pastatomoji su laisvė. Pas mane yra daug juoko, daug paprasto kalbėjimo, ten kažką pasakai pavyzdį iš gyvenimo, iš savo gyvenimo. Ir hi-hi-ha-ha-ha, hi-hi-ha-ha. Ir tai žiūriu, kad tie žmonės ten irgi hi-hi-ha-ha-ha. Vestuvių metu būna paprasčiausias palaikymas. Ten jaunoji kitą kartą su pusta suknele ar su labai ilga suknele jinai pradeda pergyventi, kad jausis nepatogiai, kad galbūt kažkam sukelia kažkokių nepatogumų čia ir taip toliau. Bet aš pasakau, tu sakau, nepergyvenk, tai yra vienintelė diena gyvenime. Kokią nori suknelę, tokią rengiesi, nes tai tavo diena, tavo vienintelė diena. Tai labai daug koncentruojasi, labai daug dirbu ties tuo, kad žmonės savo nuotraukose matysis jausmą. Į jausmą, tą sakau, kvapą, savo vestuvių kvapą užuostų. Kad po 10 metų, kaip aš sakau savo klientam, kad ar po 10 ar po kelių metų susipyksit, atsiverčiat albumą, pervartat ir vėl taika ir ramybė šeimoje. Reikia mylėti savo darbą. Aš, pavyzdžiui, myliu savo darbą. Aš ateinu ir man vėluoja, man nesvarbu, kad vėluoja. Man nesvarbu, kad mes biškį vėliau nuvažiuosim. Nesvarbu, kad šiek tiek anksčiau reikia atvažiuoti, nesam sutarę. Mano šypsena nedingsta nuo pirmos minutės ne dėl to, kad suvaidinti, bet dėl to, kad man patinka tas darbas, aš kaifuoju. Nežinau, tas virpesys, ta meilė, ta priesaka, kai būna tą dieną, tai tiesiog sujaudinau, širdies griebė, tiesiog, nežinau, man kitą kartą virpa širdis ir pergyvenu, kad tik tai būtų viskas stabiliai nufotografuota ir ryšku, viskas pagauta, nes pati pradedu išgyventi tą pačią meilę, kurie jie išgyvena. Tai va toks tas darbas ir turi būti, suteikiantis daug teigiamų emocijų, kurios paskui duoda daug peno kūrybiškumui.